Kai rugpjūčio 26 dieną Lietuvos krepšininkai susikrovė lagaminus ir išvyko į Izmirą, netilo kalbos, kad nacionalinė komanda saulėtoje Turkijoje ilgai neužsibus. Mažai pažįstama komanda su tokiu pat treneriu Kęstučiu Kemzūra, kurio paskirimas vyriausių nacionalinės ekipos strategu buvo apaugęs gandais ir skandalais. Kemzūra prieš stodamas už rinktinės vairo užėmė Latvijos vyriausiojo rinktinės trenerio pareigas, tačiau su šia komanda Europos čempionate Lenkijoje irgi patyrė fiasko kaip ir lietuviai. 40-metis Kęstutis Kemzūra yra jauniausias Lietuvos rinktinės strategas per nepriklausomybės laikotarpį ir apskritai jauniausias tarp visų rinktinių trenerių pasaulio čempionate Turkijoje. Krepšinio aistruoliai bei ekspertai Kemzūros galimybės vertino santūriai. Jis kritikuotas ir dėl to, kad per ilgai delsė paskelbti galutinį į Turkiją vyksiantį krepšininkų dvyliktuką. Aš galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad yra kita nuomonė. Ir aš nesakau, kad aš nesu nekritikuojamas, bet aš taip pat galiu pasakyti, kad yra 100 būdų, kaip nudirti kailį, ar ne? 100 būdų, kaip pasiekti kažkokį rezultatą. Yra tokia nuomonė. Aš buvau kitos nuomonės. Aš buvau tos nuomonės, kad reikia į tą 14 vežtis iki tada, kada mes susiplanavom. Dėl įvairių priežasčių. Viena iš tokių paprasčiausių priežasčių buvo ta, kad nežinai, ar kas gaus traumą, ar kažkas gali atsitikti. Ir ką tada? Ir tada mes jau Vokietijoje buvom 13, nes Robertas Javtokas buvo pasukęs koją. Vienas momentas, kitas iš tikrųjų nebuvo taip lengva apsispręsti, todėl kad kiekvienas žaidėjas turėjo ir geresnių, ir blogesnių rungtynių, bet mes rinkomės pagal tai, kada įsikristalizavo kažkokie tai 8-tukas ar 9-tukas, tas sakysim, ar ne, mums įsikristalizavo tie žmonės. Mes daugiau rėmėmės tai, kurios pozicijos žaidėjai arba žaidėjai su kokiom kokybėm, savo žaidimo kokybėm yra mums reikalingesni. Po didžiulio košmaro Europos pirmenybių Lenkijoje, kur laimėję vos kartą lietuviai tarp 16 komandų liko 12, Kęstučio Kemzūros treniruojama rinktinė toli gražu nebuvo laikoma čempionato favorite. Net šalies krepšinio federacija šį kartą nekėlė aukštų tikslų atjaunėjusiai ir viso būrio žvaigždžių netekusiai ekipai. Aš negaliu pastatyti savęs aukščiau už Lietuvos rinktinę arba už Lietuvos garbę ir prestižą, nes man atrodo, Lietuvos rinktinė ir Lietuvos vardas yra to lygus. Tai kas yra toksai Kemzūra, kuris gali rodyti savo ambicijas, todėl kad neatvažiavo, o tas žmogus atrodo super, jis reikalingas komandai, jisai yra pasiruošęs, jis yra motyvuotas, jisai veržiasi ir aš negaliu šito, kaip pasakyti, vėl mes žiūrėsim, čia nereikia į priekį toliau spėlioti. Na, žiūrint į šią sudėtį ir į tuos, kurie netvyko, jums yra, galit pasakyti, dėl ko jums labiausiai gaila, kurio žaidėjo jūs neturite rinktinėje? Aš negaliu pasakyti ir įvardinti konkrečiai. Man vienodai gaila visų tų vyrų, kurie neatvažiavo, todėl kad jie yra puikūs krepšininkai. Ir jie būtų, bet kuris iš jų būtų pravertę šitai rinktiniai. Bet yra taip, kaip yra. Be virtinės žvaigždžių Ramūno Šiškausko, brolių Lavrinovičių, Šarūno Jasikevičiaus, Rimanto Kaukėno ir kitų, likusi Lietuvos rinktinė daugam atrodė mažai ko verta. Bene daugiausiai vilčių buvo dedama į Liną Kleizą, kuris iš karto įvardintas rinktinės lyderiu. Suprantat, čia yra kiekvienas asmeninis pasirinkimas. Žaidėjai, kurie neatvyko, jie atidavė yra labai daug rinktiniai. Atžaidė daug metų, atidavė daug sveikatos ir kad pasirinko šiuos metus neatvykti ar sutrukdė sveikatą ar šeimininės priežastys, tai čia yra jų reikalas. Čia nereikia teistų žaidėjų nieko ir yra gera proga jaunimui. Vis tiek tie žaidėjai nejaunėja. Jie labai geri žaidėjai yra, bet jau viskas eina link to, kad jie gali rinktiniai daugiau ir nepasirodyti, nes metai ateina, jau nebegali žaisti visą sezoną ir vasarą. Tai aš manau, čia tik išeis į naudą. Manau, mes turime daug vilčių su šitą komandą į ateitį. Ar pasieksime šitam pasaulio čempionate ar ne. Bandysim, aišku, stengsimės ir
ir norim pasiekti, bet realistiškai žiūrint, tai yra geras šansas daug jaunų žaidėjų ir vis tiek šita komanda yra mūsų ateities komanda. Ką mes turime, tai mes turime susižaisti, būti kartu, likti komandą, daryti, ką mes galim, bet vis tiek, mano manimu, tai bus geras testas ir kas šitam Europos pasaulio čempionate bus, tai bus, bet visa koncentracija turėtų, čia bus labai geras pasirašymas Europos čempionatui, kuris kitais metais vyks Lietuvoje. Čempionate planas minimum patekti sekantį etapą. Bet šiaip, aš nežinau... Šitaip tariant, išeiti iš grupės. Taip, išeiti iš grupės. Gal jūs klausite, čia mane jau bando žmonės visi į tą, kad aš pasakyčiau konkrečią vietą. Aš galiu atsakyti, aš neturiu tokios. Iš karto užbėgant, aš negalvoju apie vietą. Aš negalvoju. Aš galvoju, dabar mano mintis yra, kaip aplošti Naująją Zelandiją. Po to aš galvosiu, kaip aplošti Kanadą ir taip toliau. Na, bendriau vertinant, ši rinktinė gali kovoti dėl medalių pasaulio čempionate? Aš manau, kad ši rinktinė turi pakankamai talento ir kada jinai žaidžia kartu ir žaidžia, kaip pasakyti, pilna jėga, kada mes galim daugam, mes galim maloniai nustebinti. Jauna Lietuvos komanda ne tik nustebino. Pasaulio čempionate Turkijoje rinktinė atvertė naują Lietuvos krepšinio istorijos puslapį ir nuo pat pirmosios dvikovos net ir didžiausiams skeptikams įžiebė viltį. Startinis čempionato jaudulys Lietuvos rinktiniai nepakišo kojos. Krepšininkai įtikinamai sudorojo Naująją Zelandiją rezultatu 92-79. Tikrai nebuvo matyti jaudulio. Pradėjom kietai kaip ir su amerikonais, todėl neleidom jiem užsikabinti ir visas varžybas pirmavom. Todėl, manau, tikrai geros buvo varžybos, kurias pasisekė laimėti gera pradžia. Pergalė yra pergalė. Kaip aš sakiau, vyrams to taško netims niekas. Iš tikrųjų, manau, vyrai jaudinasi. Vieni daugiau, kiti mažiau, pirmos rungtynės. Antroji dvikova nebuvo tokia lengva. Mačas su Kanada buvo dramatiškas, atkaklus, kainavęs daug nervų ir vėl atrišęs kritikams liežuvius. Lietuviai vos 2 taškais įveikė kanadiečius ir po rungtynių patys pripažino, kad buvo per daug atsipalaidavę bei neįvertino savo varžovų. Košmaras baigės, ačiū Dievui. Kaip treneris vakar minėjo, geriau negražiai išlošti, negu gražiai pralošti. Šiandien pasakyti, kaip galbūt išėjom užmygę labai. Kažkokios tokios ugnelės trūko, bet džiaugiuosi, kad vyrai parodė charakterį ir šiaip netaip laimėjom tas rungtynes. Po mačo su Kanada prieš dvikovą su ispanais ekipa buvo laidojama iš anksto. Iki tol Lietuvos rinktinė ispanams oficialiuose varžybose nusileido 6 kartus. Vis dėlto, kai Kęstučio Kemzūros kariauno sugebėjo panaikinti 18 taškų persvarą ir pasiuntė pasaulio čempionus ispanus į nokautą, net ir didžiausi kritikai turėjo pripažinti. Lietuviai sukūrė sensaciją. Tai tiki tuo, ką padarė. Na, o ką padarė? Laimėjo. Tai ir prieš tai žinau. Iš tikrųjų, nieko mes dar nepadarėm, dar tik pakeliu į savo tikslą, taip kad labai džiugu, kad pergalę tokia ištraukėm ir aišku, tiek pralašinėdami. Džiugu, kad visi iš tikrųjų komandai pas mus išsitraukė tos iš kišenės ir pradėjo lošti taip, kaip turėjo. Šitą pergalę mes turime būti pamiršta. Tas ir yra apie tokius čempionatus, kad jinai nėra paskutinė pergalė. Turim rytoj labai svarbias varžybas, kurias turim laimėti ir reikia eiti koncentruotis tom varžybom, o negalvoti apie šitas varžybas, bet reikia paimti, ką darėm blogai ir ką darėm gerai. Ir kaip sakoma, trečiose varžybose neįlipti tokią duobę, kurį lipom 2 kartus iš eilės. Įsibėgėjusi Lietuvos rinktinė nesustojo ir prieš prancūzų barikadas. 4 D grupės rungtynėse lietuviai 14 taškų skirtumų įveikė iki tol pralaimėjimo kartėlio nepatyrusią Prancūzijos nacionalinę komandą. 4. pergalė Kemzūros auklėtiniams užtikrino 1. vietą grupėje. Pasakykit nuoširdžiai, ar tikėtis per čempionatą, kad po 4 rungtynių turėsit 4 pergalės? Atsakau atvirai, ne.
Lietuvos rinktinės vizitinė kortelė pastebima ir kitų šalių spaudos tapo sugebėjimas atsitiesti kritiniais rungtynių momentais ir panaikinti dviženklį taškų deficitą. Tai buvo rungtynėse su Kanada, tradicijų lietuviai nelaužė ir mūšiuose su Ispanija bei Prancūzija. Mieguistus lietuvių startus su kaupu kompensavo galingi spurtai. Tačiau tas mieguistumas kainavo daug nervų visiems, pradedant Kęstučiu Kemzūra ir baigiant prie ekranų prilipusiais Lietuvos rinktinės sirgaliais. Aš jau pajuokavau Rūbinį, kad nežinau, už ką čia jie mane taip tampa tokia tradicija. Jeigu reikia taip laimėti, nu tai koks skirtumas, svarbu, kad ta pergalė. Manau, kad rodo, kad visų pirma, kad vyrai turi charakterį, kovotojų charakterį ir, kaip jūs sakėt, potencialas didelis. Bet taip geriau nežaisti, nes galima prisižaisti. Grupės varžybas Lietuvos rinktinė baigė triuškinančią, tačiau jau nieko nelemiančią pergalę prieš Libaną. Į aštuntfinalį šalies komanda įžengė be pralaimėjimų. Iki kovos su Kinijos rinktinė teko laukti keletą dienų. Tačiau startas aštuntfinalyje nebuvo toks, kokio tikėtasi. Kinai aršiai priešinosi ir privertė mačo favoritais vadintus lietuvius prakaituoti visas 40 minučių. Gerokai panervinusi savo sirgalius, Lietuvos rinktinė galiausiai įveikė kinus ir atvėrė kelią į ketvirtfinalį. Nežinau, galbūt to poilsio per daug, gal iš tikrųjų pradėjom tokie atsipalaidavę, nes Kinai galbūt kažkiek galvojom, kad galbūt stipresni yra, bet tai yra nepateisinamas, susikaupiam, atmetėm ir išlošėm. Tiek. Šiame etape Lietuvos ekipos laukia Argentinos rinktinė, ta pati, kuri prieš 2 metus vykusios Pekino olimpiados mažajame finale užkirto lietuviams kelią bronzos medalių link. Argentiniečiai prieš varžybas nesikuklino. Lietuviai jiems esą ne tas varžovas, kurio verta bijoti. Patyrusi komanda su Luizu Skole, Karlosu Delfino ir kitomis žvaigždėmis prieš akiją buvo tiesiog sumalta į miltus. Nė akimirkai neleidusi suabejoti savo pranašumu, Lietuvos rinktinė ne tik atkeršijo už Pekine patirtą skriaudą, bet ir perrašė šalies krepšinio istoriją. Ši rinktinė padarė tai, ko nepavyko ankstesniems kartoms. Ji pirmą kartą pateko į pasaulio čempionato pusfinalį. Saldus, aišku, tas keršto jausmas, viskas gerai, bet nėra labai ko džiaugtis, dar kaip ir nieko nelaimėta, reikia eiti dar tolyn, dar laukia 2 varžybos, kurios bus pačios svarbiausios. Dar kol kas galbūt nesupratom, ką padarėm, šiausiai tokios euforija kažkokia, tai visi džiaugiasi, viskas, bet praeis kažkiek laiko, turbūt labiau suprasim, ką reiškia šitą pergalę mums ir ką reiškia Lietuvai. Tiesiog buvo kažkas tokio iš vidaus, kad mes atėjom tiesiog išloš, neatėjom pažaist, neatėjom pasivyt kažko, mes atėjom tiesiai pasakyti, ko mes norim, ką mes darysim, kaip žaisim. Ir kiek tebe jau neliko daug laiko. Žiūrėsim. Vėl jau užsikabinęs namie, išskrendęs čia. Nežinau, bus, nebus, eisim kautis ir žiūrėsim, kas bus. Jūs net negalvojat, kad mes čia būsim. Ar galvojam? Ne, jūs galvojat, nieko jūs negalvojat. Lietuvos ir Argentinos rungtynių vakarą niekas nežinojo, kaip susiklostys pusfinalio mūšis su amerikiečiais. Deja, 8-osios komandos iš eilės Lietuvos rinktiniai nepavyko įveikti. Lietuviai visas rungtynes vijosi Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę, bet buvo priversti pripažinti jos pergalę. Nepavyko gal tai, ką nuo pat pradžių planavom neklysti. Padarėm tokių klaidų, aš nežinau. Ar ten buvo daug baudų, bet mums paprasčiausiai pačioje išmušinėjo kamuolis ir to jie pasinaudojo, bėgo greitą, mums sudėliojo. Lengvai tiesiog atitrūko ir paskui tą skirtumą laikė visas varžybas. Aišku, dar nemažai pakartot po savo krepšių šansų. Ir gal pagrindinis toks, kad nesustabdėm jų lyderio Duranto. Gali tikėtis, gali nesitikėti, nėjo biški žaidimas ir viską, supranti. Nes kažkaip jau su Argentina tai dėjo, kad, sakom, kai aš sakau, turbūt biškiai įsimėtė, nes čia visiems taip žiūriu šitam čempionate gaunasi. Taip pat ir Argentina, kai žaidė su Brazilais, padarė kažką tai tokio, kur, po to kitą dieną, kaip sakyti, sekančios varžybos buvo tragiškos. Taip ir mes turbūt su Argentina parodėm viską, kas įmanoma ir kas neįmanoma turbūt. O su amerikonais pritrūko, gaila aišku, nes amerikonų komanda tokia, kur, manau, galima buvo ją lenkti.
Tačiau net ir po nesėkmingos kovos su Amerika visa Lietuva žinojo. Darni ir vieninga rinktinė, kurią kūrė visi 24 komandos nariai, paliko gilų pėdsaką Lietuvos krepšinio istorijoje ir vėl privertė patikėti.